Nežinau, Hebra, nelabai mama nori, kad filmuočiau savo veidą, žinai. Tai ką aš galiu pasakyti? Artėja diena ate ir tai greičiausiai bus 2020. Tai greičiausiai bus 2023 metų vasara. Prasidės negailestingas teismas. Это не игра, это процесс судья. Сборная Союза непризнанный гений dainos žodžiai. Это не игра, это процесс судья. Žiaurusis teismas. Įdomu tai, kad aš esu visiškai nekaltas, todėl kad aš nieko blogo per paskutinius 10 metų, neskaitant administracinio nusižengimo, nepadariau. Tiesiog aš nufilmavau save ten dar klausimas, ar aš šlapinausi, gal aš pro buteliuką vandenį pyliau. Policija traktavo, kad aš šlapinausi prie tvoros ir išmečiau skarbonkę kažkokio tai gėrimo. Mane iš karto pamatė. Aš manau, kad yra taip, jog gali būti, jau kai prasidės teroras, kelio atgal nebebus. Ogmijos pasakė, there's no going back, kelio atgal nėra. Kai jisai gyveno, supranti, ir dar kitas dalykas, ar gali būti, kad šitas gyvenimas man yra paskutinis? Supranti? Pasirodo taip, gali būti, nes aš išsiaiškinau, kad paskutinius 6000 metų, per paskutinius 6000 metų, iki 40 metų nugyventa nebuvo. Pirmasis šito samsaro, šito gyvenimo ciklų rato dainininkas mirė 25. Tai va, ir tai rodo, kad mūsų gyvenimo ratas, mano gyvenimo ratas, šitas gyvenimo ratas buvo labai prastas. Todėl, kad šis gyvenimo ratas yra paskutinis gyvenimo ratas šioje planetoje. Rusino planeta. Rusino planeta yra atėjusi į Saulės sistemą. 5. gyvenimo ratas buvo šūdas. Tai va. Aš išsiaiškinau, kad aš esu ne 31, tai yra 31 gyvenimo ciklas. Bet aš išsiaiškinau, kad iš tų Mikulėnų, pro Mikulėnų aš būsiu ne 31, ne 25, o 21. Aš esu 21 pagal klasikinį gyvenimo ciklą gyvenantis pro Mikulėnas. Aš esu 21, net ne, o gal ir 22. Nes 5. gyvenimo rate atsirado blondinė, mažutė blondinė, mig tamalutka blondinka. Atsirado blondinė. Kai atsirado ta blondinė, pasikeitė gyvenimo ratas. Pasikeitė gyvenimo ciklo pabaiga, kai atsirado ta blondinukė, kurios vardas Ona. Jinai yra Onutė, Ona. Deividas ir Ona. Tai va. Ir paskutiniam gyvenimo rate taip atsitiko, jo gyvenimai buvo šiek tiek sumaišyti. Aš esu ne 25, ne 31, o pagal klasikinį gyvenimo ratą aš esu 21. Pro Mikulėnas gyvenantis pagal klasikinį gyvenimo ratą. Tų Mikulėnų buvo iki 5. samsaros rato. 5. samsaros rate viskas pasikeitė. Viskas pasikeitė 5. samsaros rate. Nebebuvo gyvenama iki galo. Turiuomenį, gal ir gyveno iki galo. Tačiau jų gyvenimai buvo kur kas supaprastinti. O 6. samsaros ratas, jie nusižudė, sulaukė 20 kelerių metų. Tai va, 6. samsaros rate pro Mikulėnai nenugyveno net iki 30. Pagal klasikinę gyvenimo ciklų logiką, jie turėjo gyventi iki 40 metų, tačiau daugiausia nugyveno iki 28 ar 29. Čia buvo ilgiausias skaičius, kiek jie gyveno. Ir pro Mikulėnas, kuris žinomas kaip Enrique Iglesias, gyveno iki jis gyveno ilgiau,
negu Justinas Bieberis arba šitas Green Day, bet jis nesulaukė 30 gyvenimo ratų. Jis nesulaukė 30 gyvenimo metų. Jis greičiausiai mirė palaikytas pusę metų ligoninėje, jį palaikė pusę Promikulėnas paskutiniojo Samsaros rato Promikulėnas, žinomas atgimęs kaip Enrique Iglesias arba Craig David, jisai jį palaikė pusę metų ligoninėje ir jis po to nusižudė. Tai va, jie visi nusižudė. Tie Promikulėnai visi nusižudė, kurie gyveno 6 Samsaros rate. Jie visi nusižudė, nesulaukė 30 metų. O 4 gyvenimo ciklas – Promikulėnaitė, kuri žinoma kaip Ariana Grande, greičiausiai gyveno savarankiško gyvenimo namuose. Jinai net nesulaukė bendrabučio, jinai negavo bendrabučio. Tai va, Promikulėnas 6 Samsaros rato Promikulėnas 3 išsikėlė iš tėvų būsto, jis pirmasis šitame Samsaros rate gyveno apsaugotom būste. Promikulėnaitė 4 gyvenimo ciklas šitam Samsaros rate. Jinai irgi greičiausiai išsikraustė, bet jos gyvenimas baigėsi savarankiško gyvenimo namuose. Jinai gyveno savarankiško gyvenimo namuose, o po to atgimė kaip Ariana Grande. Jinai gyveno savarankiško gyvenimo namuose. Taip pat buvo išsikrausčiusi į apsaugoto būsto. Po apsaugoto būsto jai davė gyventi savarankiško gyvenimo namuose. Aš buvau tuose namuose ir galiu pasakyti, bendrabuti 1000 kartų geriau negu savarankiško gyvenimo namuose. 1000 kartų geriau gyventi bendrabuti. Tai va, nei vienas iš 6 Samsaros rato Promikulėnų dainininkų, Davidų, nei vienas negavo bendrabučio. Nei vienas iš jų negyveno bendrabutyje. Aš esu pirmasis 6 Samsaros rato post Promikulėnas, paskutinis Promikulėnas, kuris gyveno iki 30 metų ir gavo bendrabutį. Marijono Mikutavičiaus žodžiai: turiu raktus nuo buto su langais į jūras ir miškus, ten yra miškai, ten yra kažkas kitko, tai va, ten yra miškai. Tai jisai dainavo apie šitą bendrabutį. Turiu raktus nuo buto su langais į jūras ir miškus, tai yra bendrabučio kambarys. Tai va, o Marijonas Mikutavičius yra žinomas kaip Darius Mikulėnas 14. Jo gyvenimas vėlgi buvo šiek tiek kitoks. Jisai mylėjosi su žmonių saugos dėstytoja, jie buvo draugai ir meilužiai. Žmonių saugos dėstytoja pasirodė 14 gyvenimo cikle. Jinai tapo pro Dariaus Mikulėno meiluže. Jis atgimė, o prieš atgimdamas buvo žmonių saugos dėstytojos meilužis. Darius Mikulėnas 14. Vėlgi, jo gyvenimas buvo šiek tiek sujauktas. Tai jeigu mes atmestumėm Darių Mikulėną 14, kadangi jo gyvenimas buvo šiek tiek kitoks, nes jisai mylėjosi su žmonių saugos dėstytoja, jeigu mes atmestumėm Darių Mikulėną 14, tai mano gyvenimo ratas, klasikinis gyvenimo ratas, yra tik tai 20 arba 21. Nes 5 Samsaros rato Samsaros rato sudaro 5 gyvenimo ciklai. Nes 3 Samsaros rato 3 gyvenimo ciklas, atgimęs Deividas tapo Diana Mikulėnaitė, kuri žinoma kaip Rihanna, kuri žinoma kaip Beyoncé. Gali būti, kad jos gyvenimas užskaitytas kaip pilnas ir nesugadintas. Tai jeigu jinai yra 10 arba 20 klasikinio gyvenimo rato dalyvis arba su 21. Jeigu Diana Mikulėnaitė 23 gyveno klasikinį gyvenimo ratą, tada vadinasi jinai buvo 20, o aš esu 21.
Aš esu arba 20-asis, arba 21-asis tikrasis paskutinis postpromikulėnas. Nes mano gyvenimas bus iki 40 metų. Bet aš noriu pasakyti, kad ką reiškia, jeigu šitas gyvenimas yra, suprantate, prieš 5000 metų paaiškėjo, kad promikulėnai gyveno iki 28 ar 29 metų. Jie ne vienas nesulaukė 30. Ne vienas negalėjo gyventi iki 30. Jeigu paaiškės, kad jiems gyventi buvo neduota, o aš esu paskutinis, valdžia sugriovė Vilnių, valdžia iš Vilniaus padarė reklamą, jeigu paaiškės, kad viskas baigta, tai reiškia, kad šiame gyvenimo rate manęs laukia ypatingas teroras, supranti? Tai reiškia, kad šiame gyvenimo rate manęs laukia ypatingas teroras. Nes jeigu šitas gyvenimas yra paskutinis, valdžiai viską nusispjaut, jie su manim elgsis labai žiauriai, jie bus labai žiaurus, negailestingi ir mano gyvenimas taps pragaru. Ar tai yra blogai? Galbūt ir ne, nes pagaliau gyvenimai šitoje planetoje baigėsi, bet paskutinis gyvenimas gali tapti košmaru todėl, kad paskutiniajame samsaros rate nei vienas promikulėnas Deividas nesulaukė 30 metų. Nei vienas. Aš esu pirmasis šitame samsaros rate promikulėnas, tiksliau pasakius postmikulėnas. Dėl to, kad tai yra paskutinis gyvenimas. Aš esu paskutinis postmikulėnas, kuris sulaukė 30 metų ir gyvens iki 40. Bet žiaurumai šitoj planetoje dar tik tai prasidės. Viskas dar tik tai prasideda. Ir greičiausiai jau vasarą prasidės diena ate.